Per 20 Lietuvos nepriklausomybės metų Lietuvos mokslo padangėje radosi nemažai naujų tyrimo sričių. Viena iš jų galbūt kai kam ir mažiau girdėta yra tribologija. Todėl šiuo reportažu norėtume kiek detaliau pristatyti šią mokslinių tyrimų sritį, jos vietą pasaulyje, mokslininkų pasiekimus Lietuvoje. Esame Lietuvos žemės ūkio universitete ir kalbame su šio universiteto mechanikos katedros profesoriumi, daktaru Juozu Padgursku ir jo kolegomis. Ką reiškia žodis tribologija? Kas tai per mokslas? Žodis tribologija susideda iš dviejų dalių. Tai tribo, trintis ir logo mokslas. Taigi tai yra mokslas apie trintį ir ją lydinčius reiškinius. Nors šis žodis skaičiuoja dar tik 50-metį, tačiau klausimais susijusiais su trinties reiškinių pažinimu ir ypatingai problemų mažinant trintį buvo sprendžiami jau labai seniai, gilioje senovėje. Pagrindinis tribologijos mokslo objektas yra tribos sistema. Tai yra du trinties paviršiai, jų sąveika priklausomai nuo to, kas yra tarp tų trinties paviršių ir kaip veikia aplinka. Per tuos kelis dešimtmečius tribologijos mokslo susikūrimo jinai padarė tikrai daug ir daryti, aišku, reikia dar daugiau, kadangi kalbant ir sprendžiant tribologijos klausimus būtina paminėti, kad iki trečdalio visos energijos žmonijos kuriamos yra sunaudojama būtent trinties nuostoliams nugalėti. Tribologija apima ne tik tai mašinų ir įrengimų trinties nuostolius ir dėvėjimąsi, tačiau ir tokie klausimai dabartiniu metu aktualūs kaip biotribologija ir taip toliau. Žinau, kad Lietuva yra pasaulinės tribologijų sąjungos narė. Kokia šio kelio istorija? Klausimais susijusiais su detalių trintimi ir dėvėjimusi Lietuvos universitetuose ir institutuose domimasi jau nuo seno. Tačiau tik 1995 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslininkų iniciatyva buvo įkurtas Lietuvos mokslininkų sąjungos skyrius tribologija. Ir po poros metų, vykstant pirmajam pasauliniam tribologijos kongresui Londone, mūsų skyrius buvo priimtas į pasaulinę tribologų sąjungą. Tai atvėrė tikrai geras galimybės tarptautiniam bendradarbiavimui, vykdant bendrus mokslinius projektus, keičiantis gautais rezultatais, užmezgant naujus kontaktus. Kadangi mano darbai kaip chemikės susiję su tepamosiomis medžiagomis, turime bendrų darbų ir su jūsų grupė. Būtų įdomu dar vienas klausimas. Kokie didesni projektai ar darbai atlikti Lietuvos tribologų? Kokios perspektyvos? Pirmasis mūsų tarptautinis projektas tribologijos klausimais buvo pradėtas 1995 metais kartu su Harburgo technikos universiteto mokslininkais, daktaru Volezinu, profesoriumi Fioteriu. Šį projektą finansavo Vokietijos mokslo ir technologijų ministerija. Svarbus etapas mūsų mokslinėje veikloje yra aukštųjų technologijų mokslinis projektas nanotribos suspensijos. Šiuo projektu mes siekiame sukurti ir ištirti magnetinių nanodalelių tribo suspensijas, pritaikant jas panaudoti tepamųjų medžiagų savybėms gerinti. Ypatybė šio projekto yra ir tai, kad vykdant šį projektą dalyvauja visi mūsų svarbiausi Lietuvos institucijų partneriai dirbantys tribologijos klausimais. Tai Vilniaus universiteto chemijos fakultetas, fizikos institutas, chemijos institutas, taip pat kai kuriuos klausimus sprendžiant glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno technologijos universitetu. Kadangi daug darbų
vykdome kartu, visa mūsų grupė. Todėl norėčiau, kad plačiau tais pagrindiniais klausimais pakalbėtų kiti mano kolegos, daktaras Vytenis Jankauskas apie elektroimpulsinių būdų gautas dangas ir doktorantas Raimundas Kreivatis apie biologinius tepalus. Pirmiausiai reikėtų papasakoti, kas tai yra bioalyvos. Tai bioalyvos tai yra skystos arba plastinės tepamosios medžiagos, kurios pirmiausiai turėtų lengvai suirti patekusios į aplinką ir žinoma būti netoksiškos aplinkai. Aplinkai draugiškos bioalyvos dažniausiai yra gaminamos iš augalinių ar gyvulinių riebalų. Tai yra rapsų aliejus ir gyvuliniai taukai ir lajus. Pagrindinis reikalavimas bioalyvoms yra tas, kad jos turi lengvai suirti aplinkoje ir būti netoksiškos. Tai šiuo aspektu jos išsiskiria iš mums įprastų alyvų. Žinoma, techniniai reikalavimai, tokie kaip tepimas, ilgaamžiškumas, yra tokie patys kaip ir mineralinėms mums gerai pažįstamoms alyvoms. Atliekamais tyrimais mes siekiame įvertinti įvairių bazinių bioalyvų tepamąsias savybės. Pirmiausia, tai yra tribologiniais savybės, vėliau gilinantis, tai yra senėjimo savybės ir poveikio aplinkai savybės. Bioalyvų modifikavimui naudojame įvairius funkcinius priedus. Irgi, žinoma, siekiame tyrimais įvertinti, kokią įtaką šie priedai turi tepamosioms bioalyvų savybėms. Atlikdami tyrimus glaudžiai bendradarbiaujame su aplinkos instituto profesorės Makarevičienės vadovaujama mokslininkų grupe. Ir kaip mūsų tyrimų tikslas būtų padėti pagrindus tam, kad biologinės alyvos būtų gaminamos Lietuvoje ir žinoma iš vietinių žaliavų. Esu mechanikos katedros docentas Jankauskas ir pasinaudodamas šią retą progą trumpai pristatysiu laidinko elektrinį sprogimą, kuriuo mes jau 30 čia domimės. Esmė šio proceso, kuris žinomas per 200 metų, yra ta, kad pratekant laidininku didelės koncentracijos srovės impulsui, jis momentaliai paverčiamas į verdančių lašelių ir garų srautą, kurį nusodindami ant paviršiaus formuojame metalo dangas ir vienu iš tyrimo fokusų ir yra mūsų tyrimų grupėje metalo dangos. Plieno dangas tyrinėdami esame tyrimus baigę įdiegimų į gamybą. Šiandieną domimės vario ir jo lydinių dangomis, kurios gražios ne tik tai savo spalva, bet ir metalografiniu būdu nustatomi savybėmis, kaip tankumas, aukšta adhezija. Tačiau trinties porose, tepamose trinties porose jos dirba labai mažais trinties koeficientais, tai yra taupo energiją. Kita tyrimų kryptis yra nano objektų šiuo metodu gamyba, tai yra nanodalelių kūrimas. Tam tikslui naudojame plonytes vėleles, kurias išpruždami separuojame ir gauname mažesnius kaip 100 nanometrų dydžio objektus, kuriuos tyrėme įvairiais metodais, skenuojančią mikroskopiją, rentgenu, vertinant savybės, vėliau jos implantuojamos į tepamąsias medžiagas ir vertinamos kompleksinės savybės, tai yra tų trinties tepamųjų medžiagų savybių pokyčiai. Štai tokia trumpa ekskursija į tribologijos pasaulį. Pasirodo, tribologijoje nagrinėja reiškinius, kurie mus nuolat lydi mūsų gyvenime, vaikštant, rašant, važiuojant automobiliu. Ir šio dalyko išmanimas gali labai pagelbėti daugeliu atveju. Iki kitų malonių susitikimų.